Diana yra Lietuvos moksleivė. Ji nori nukeliauti vasarą į Švediją, aplankyti draugę Tomą. Bet ji susimąstė, kokių dokumentų jai prireiks keliaujant, todėl nutarė paskambinti savo draugiai Tomai į Švediją ir pasiteirauti dėl reikiamų dokumentų. Hello, Toma. How are you? This summer I want to visit you. Can you tell me what documents I need? Oh, hi, Diana. Oh, I'm good. Glad to hear. What documents do you need? Let me think. Well, you need passport and personal identify card. But in Schengen area, you don't need this. Just take it so we can all be safe. Oh, I have passport. It's great. I love European Union. I am on my way. Adieu! Vidaus sienų kontrolė visoje Europos Sąjungoje pradėta naikinti 1985 metais įsigaliojus Šengeno susitarimui keliauti be pasų kontrolės. Šengeno erdvei priklausė 5 šalys: Nyderlandai, Belgija, Liuksemburgas, Prancūzija ir Vokietijos federacinė respublika. Šiuo metu Europos Šengeno erdvei priklauso 26 šalys. Kasmet 2 milijardai žmonių leidžiasi į turistinės keliones. Jie aplanko draugus ir šeimos narius visoje Europoje. Laisvas judėjimas labai svarbus ir ekonomikai, nes tai svarbiausia ES bendrosios rinkos sėkmės sąlyga ir svarbus Europos ekonomikos augimo veiksnys. Šengeno erdvė – tai vienas populiariausių, sėkmingiausių ir akivaizdžiausių ES projektų, kurį turime branginti, ginti ir žinoma tobulinti.